aš paimu kauliuką, gerai. Ką aš turėčiau žinoti apie galimybę vesti Lilą? Iškart man iškrenta 6, tada aš dar kokius 3 kartų išmetu ir aš iš karto tą žaidimą pabaigiu. Tai iš viso buvo 4 metimai, tiksliai negaliu pasakyti, 4, gal 5, gal 4, gal neatsimenu dabar. Žodžiu, labai gerai. Ir aš net, ten yra gyvatės, kurios meta, tai ne viena gyvatė manęs nenumetė, aš tiesiog iš karto išėjau ir labai greitai ir nesupratau, kas įvyko. Ir pirmą žaidimą tik parašiau, kad darysim ir iškart susirinko žmonės. Sveiki dar kartą. Tęsim mūsų pokalbį. Čia mūsų šuniukas nutraukė, mes čia svečiuose esam šį kartą. Pas Liną. Lina turi daug šunų. Tai va kartais girdit, praeitam video turėjo tikrai girdėti užkuliusiuose šuniukų garsus. Tai dabar irgi galite išgirsti. Viskas nesurežisuota. Jau viskas tikroviška. Tikroviška. Taip, tai mes pabaigiam praeitą nuo kelionės į Indiją. Tai pratęskim. Prasidėjo tavo kelionės į Indiją. Kaip čia šitas atsirado? Kelionės į Indiją. Aš pati pirmiausiai tą Indiją patekau, labai keistai patekau. Pirmiausia, kad aš niekada negalvojau važiuoti į Indiją. Ir manęs ten niekada netraukė, nes kai kurios žmonės traukė. O tie, kurie važiavo su manim, kai kurie iš jų apie Indiją galvojo metus. Ten vos nemeldėsi ir prašė, ir viena moteris netgi pasižadėjo savo, kad kai nuvažiuosi į Indiją, pabučiuos jo žemę. Ir taip jinai padarė. Aš niekada to neturėjau ir galvoju, kaip taip yra. Ir mano vienas draugas, Indijoje buvo 9 kartus ir jis pasakojo be galo daug įdomių istorijų, kaip filmuose, ir atveždavo lauktuvių. Ir vis tiek manęs netraukė. Ir aš pradėjau mokytis astrologiją ir astrologiją iš Indijos. Ir tai manęs netraukė, nes mokytojas mano Amerikoje. Jis vedęs Indiją, bet jis Amerikoje. Tai man apsimoka labiau Ameriką važiuoti pas jį negu į Indiją. Bet taip nutiko, kad aš kažkaip buvau pastebėjus, kad mano draugas toks nirokas, yra, galvoju, reiktų mums kažkur išvažiuoti. Aš galvoju, kelionė padėtų. Iš pradžių galvoju apie Balį, bet pasižiūrėjau bilietų kainas, galvoju tikrai per daug, mes tiek neturim tų pinigų. Ir tada galvoju Indiją, galvoju, aš turiu draugą, kuris ten daug kartų buvo. Ir jis man padės patars. Indija pigiau, toks, labai toks pragmatiškas, naivus ir tas noras padėti kitam, kai kitas jaučiasi blogai, kad, čia kelionė padės. Naivumo įsikūnijimas. Ir tada aš netgi pasakiau, kad nusiramintų, nes mes abu buvom iš darbų išėję. Sakau, aš už save susimokėsiu. Žodžiu, kad nebūtų krūvis našta. Ir aš tuo metu, turėjau pinigų tik tiek laisvų, kad užtektų bilietui pirmyn atgal. 450 € tada buvo bilietas su avia linijom Ukrainos. Ir mes nuvažiavom ir mus uždarė ir ten prabuvom 4 mėnesius vietoj mėnesį. Eiktusa. Ir tada viskas ir prasidėjo. Ten tada buvo pasėta labai didelė sėkla. Kai aš iš ten grįžau, tai po to aš kaip koks kankinys gyvenau. Aš čia gyvenu Lietuvoje, bet dalis manęs Indijoje. Ir nebuvo nei vienos dienos, kad aš negalvočiau apie Indiją. Aš visą laiką dabar nuo to karto, aš gyvenu tokį dvilypį gyvenimą. Aš myliu Lietuvą, man gera čia, man sunku palikti namus. Bet ta kita dalis mano ten. Ir netgi paskutinį kartą prieš važiuojant į Indiją, aš miegu savo kambarį. Ir aš nesuprantu prieš užmigdama, kur aš esu. Ar aš čia dar savo kambarį, ar aš jau kaip esu įpratus tokį šeimininką turim. Ar aš ten tam kambarį esu toks dvilypis dabar gyvenimas. Atrodo iš šalies, kaip normali, bet iš tikrųjų kaip ir nelabai. Pasidalinus ir niekam negaliu tokių dalykų papasakoti. Ir ten būdama į Indiją aš pradėjau visokius video kurti. Žmonės jos matė. Ėjo pas mane meditacijos kursus ir vieną meditacijos kursą baigiam ir paskutinis užsiėmimas po jo viena medituotoja ir klausė, sako, ar mes galėtume į Indiją važiuoti. O aš prieš tai buvau sukūrus video, kodėl nevežu žmonių į Indiją, nes aš pati nenorėčiau su grupe važiuoti, aš labai mėgstu laisvę ir aš nenoriu kitiem primesti to, ko aš nemėgstu, ir galvoju, kiekvienas ją pamato savo akim, o aš per savo ją matau. Ir aš, tai buvau pasiruošus nesakyti, bet susivaldžiau ir galvoju, pabandyk. Ir sakau, gerai. Ir tada tą pačią dieną aš
parengiau programą, grafiką, tiesiog taip iš oro. Ir vėl tas šventas naivumas, žinai. Ne visai iš oro, manau, kad patirties jau buvo. Žinai, buvo blogos patirties. Jeigu nebūtų buvę tos blogos patirties sudėtingos Indijoje, bet čia nereikia bijoti, kas norit važiuoti, nebijokit, kad ten tiesiog tokių nesusipratimų visokių turėjom, tiesiog kur pavyzdžiui galima, sakykime, nuvažiuoti, pasiekti tašką per 5 valandas neskausmingai, tai mes jį pasiekdavom per parą laiko. Nu tokie elementarūs, žinai, tokie elementarūs dalykai, arba ten, sakykime, kažkokie trikdžiai, trukdžiai, nesusipratimai, žinai, vis tiek ten yra Azija, ten yra labai kitokia kultūra. Tai aš, jeigu nebūčiau turėjus to pakankamai sudėtingos, kaip aš sakau, blogos patirties ir tarpusavio santykiai, žinai, ir jeigu to neturėčiau, aš tikrai negalėčiau, kad dar kartu su savim vežtis tie, kurie ateina į kursus, medituoja ir rodyti jie mintyje. Tai reikia turėti tos patirties, nes kitaip tu ten tų situacijų nevaldysi ir matai, mes, kai ten nuvažiuojame, mes viską matom tom tokiom lietuviškom, europietiškom akim. Ten, pavyzdžiui, kas liečia nuvykimą iš taško A į tašką B. Kaip mes mastom Lietuvoje. Oi, čia nuo Vilniaus iki Klaipėdos labai toli. Tai netoli yra. Bet jeigu mes važiuojam, tai mes greitai atvažiuojam ir faktas, kad mes nuvažiuosim. Kaip tu gali nenuvažiuoti? Tai yra, o ten tau gali būti visko. Tu gali važiuoti tą atstumą, visą dieną gali važiuoti, tau gali kažkas atsitikti, gal iš vis tau planus teks pakeisti. O pavyzdžiui, kas gali atsitikti? Pavyzdžiui, sakykime, tie kalnų keliai, pavyzdžiui, juos kartais remontuoja. Ir toks elementarus dalykas. Ir tu stovėsi tam. Man ten tokių nebuvo situacijų, bet skaičiau kitiem, kad ten tai traukiniai nebevažiuoja, tai tas transportas sugenda, tai arba ten kokios nors ten keliai pažeisti liūčių ir ten atvažiavus sunki technika, ten kažką, sakykime, dirba ir tau iš vis gali tekti apsisukti ir grįžti. Nes tau net neapsimoka toliau važiuoti. Ir tada tu turi, sakykime, ieškoti kažkur kitur nakvynės ir tą planą keisti. Ir žmonės kaip yra, kaip galvoja taip kaip lietuviškai, kaip europietiškai. Ir mes pripratę prie gero. Jo, ir pasakiau, kad už 2 valandų būsiu, ir būsiu už 2 valandų. Gal ten dar kelios minutės, sakykime. Ten, žinai, nėra taip, kad ten jie melagiai, nepunktualūs, ten, kaip sakyt, ten yra tikrai labai daug protingų, turtingų žmonių, ten yra irgi ir tos tvarkos, ir tie, kurie laikosi grafiko, ten visko yra, nes yra labai didelė šalis. Bet kai tu atvažiuoji ten tik tai tam tikram laikui ir tu kaip tyčia ten papuoli ir tada tu susidarai tą vaizdą, įspūdį. Ir čia yra tie dalykai, kurių tu negali, kaip sakyti, suplanuoti ir kad jau ten tau taip tiksliai, žinai, viskas bus. Tai tai kai tos patirties turi, tai tada gali dar kartu pasimti kitus su savimi ir važiuoti. Ja. Aš norėjau paklausti, bet pirmai nenorėjau pertraukti dėl būtent kaip ta prasme, viskas apie Indiją, kalba, kelionės į Indiją, meditacijos ir taip toliau, ir taro. Jo, atrodo, tikrai nesisieja. Ta prasme, visiškai nesisieja. Čia arba galima iš kito šono, kaip sakyti, skeptiškai žiūrint, populizmas, kaip sakant. Taip. Jo. Aš net ir tiesą sakant nesiginčiu. Bet įdomu, kaip atėjo, pačiai, kaip prilipo, nes jeigu tau įdomu, sakykime, atrodo, kad, sakykime, vienos šalies ten ta kultūra ir visas tas, kaip čia dabar prilipo tas tara. Taip, nes iš esmės aš gyvenu tom, ko ta senoji Indijos civilizacija, ta Bharatos žemė, ką jinai yra davusi pasaulio, aš tikrai gyvenu tuom. Ir kuo toliau, tuo labiau ir ten randu vis daugiau atsakymų ir vienareikšmiškai tai jau įsiskverbė. Tai tos taro kortos atrodo kaip, iškritusios iš konteksto. Jo. Jeigu taip paprastai žiūrėt, o iš tikrųjų tai reikia žiūrėti paprastai. Mes gyvenam Europoje. Mes gimė Europoje, mūsų vis tiek ta pasaulyje žiūra, mes čia užgimė yra europietiška, nors, sakykime, lietuviška. Tai jeigu paprastai, tai taro kortos iš tikrųjų yra toks įrankis, kuris atspindi grinai europietišką kultūrą. Taip. Nes jeigu taip truputį istorijos, kuri labai įdomi yra, pavyzdžiui, kortomgi reikia popieriaus. Taip. Tai mes turim žinot, kad kas popierių išrado kinai. Jie pradėjo pirmieji spausdinti.
juk tada nebuvo prieinama visiems popierius. Tik išrinktiesiems, tik valdantiesiems. Tai tas kortas pradeda spausdinti ant popieriaus, tos kortos tobulėja, žaidžia tik tai šitos didikų šeimos, naudoja žaidimam, naudoja lošimui, tada matyt kažkurio metu pradeda vystytis ir būrimui, spėjimui panaudoja, tada musulmonai įveža kortas į Europą ir viduramžiais Italijoje klesti renesansas ir kiekviena turtinga Italijos šeima, ten, pavyzdžiui, kokia Sforza šeima, kuri valdė Milaną, jie ten turi savo asmeninį dailininką ir tas dailininkas tapo tai šeimai viską, nuo iki. Ir tuo metu jų pasaulėžiūra tokia, kad jie neskirsto, kad, čia žemas menas, čia kažkokios kortos, čia freska, tai jau čia aukšto lygio menas. Tas dailininkas tapo, piešė viską ir, pavyzdžiui, tos šeimos ten asmeninė kortų kaladė, va tai šeimai. Tada ten jie turi spaustuvės, tos spaustuvės ten vėlgi kaip malūnai tokie, jie yra sukami, tas malūnas naudojama upės gale yra. Tai va, jie spausina tas kortas atkeliauja į Prancūziją ir ten tokios atsiranda kaip Marselio kortos. Tai manau, kad taro kortas geriausiai atspindi, jeigu mes įsivaizduojam tą europietišką viduramžių kultūrą, Italija, renesansas, Prancūzija, sakykime, nes ir pasižiūrėjus tos paveiksliukus, iš esmės ten ir pavaizduoti žmonės taip apsirengia kaip to laikmečio. Tai aš sakau, gal tiesiog paprastai reikia traktuoti, tai yra kaip dalis mūsų tos europietiškos kultūros. Ir dar vienas niuansas yra toks, kad iš esmės tas taro kortų principas yra toks, kad ten yra mažasis arkanas kaip įprastos žaidiminės kortos, ten 1, 2, ten sakykime tūzas, 2, 3, ten iki 10, vartukas ar ne, kaip įpratę esam vaikystėje. Ir prie jų priklijuoti didieji arkanai. Ir čia yra didžioji paslaptis, niekas negali, istorikai negali pasakyti, kaip atsirado didieji arkanai. Aš turiu knygą vieną parašytą okultinę taro istoriją, ten parašė Harvardo universiteto, Oksfordo, man atrodo, profesorius ir istorikas, 2 autoriai, vieną knygą, dar kitą knygą istoriko parašyta, kad iš esmės, kiek jie nagrinėjo ir muziejuje tos kortos yra saugomos muziejuje, niekas negali atsakyti, kaip buvo priklijuoti tie didieji arkanai prie tų įprastų žaidiminių kortų ir tada tos 2 sistemos suplaktos į vieną pavirsta taro kortom, bet tos paprastos žaidiminės kortos, jos turi tokius pagrindinius simbolius, kaip mes, jeigu iš vaikystėje, žinom, ar ne, tie skryliai, arba dzvonkai, kryžiai, jeigu žaidai karą, ar ne, ten eiliškumas tų kortų, kodėl toks būtent netoks, tai ten irgi susiformuoja iš tokių paradų renesanso metu, kada, sakykime, eina persirengėliai ir jie eina tą hierarchinę tvarką, ten pirmas koks nors ten pažas, ten toliau karalius. Tai žodžiu, tai yra ir hierarchija, čia viskas turi prasmę ir tie patys simboliai, kaip aš sakiau, jie iš tikrųjų, juose yra užkoduota ta esminiai žmonijos pasąmoniniai dalykai, kaip pavyzdžiui, dzvonkai ten atspindės kažkokius tai dalykus, ten kryžiai, veiksmą gali atspindėti, oro stichiją, elementus ir taip toliau. Principe, tokios 2 sistemos suplaktos, viena mistinė, kuri, nežinau, žmonės iš kur jinai atsirado, kaip kokiu būdu, istorikai negali paaiškinti, kita žaidiminė arba lošimo dalis su bendrais tokiais simboliais, kurie suprantami iš esmės visai žmonijai, ten, sakykime, žemės elementas, ten pinigai, oras. Oras, tai jeigu taip pasižiūrėti taip techniškai, tai čia net taip, čia yra tos mistikos, išskyrus nebent tą didįjį arkaną, kur nieks negali paaiškinti, kaip jis atsirado. Tai va, tai manau, kad toks žmonės galbūt nežino istorijos, nežino, kaip jos atsirado, kaip vystėsi, dar čia pripainiota, žinai, būrėjų, raganų, čigonių, kažkas iš kažko atėmė pinigus, pralošė dvarus ten, ar ne? Tai atsiranda tokie dalykai ir beje, netgi tam tikrais etapais, pavyzdžiui, statymais būdavo uždrausta lošti. Nes,
panašus, aišku, dėl ko, nes Nu, tai. čia dėl to paties žmogaus protas labai yra svyruojantis. Taip, tai vat ir tą vidurį išgaudyk, kaip sakant. Kai yra vieni, sakykime, kurie traukia į vieną pusę, kiti į kitą, ką čia dabar irgi apie paskutinius pasaulietinius įvykius irgi labai aiškiai matosi, kad dabar toks laikotarpis, kai galima sakyti, kad yra dvi stovyklos. Nu, taip labai ryškus padalinimas. Labai ryškus ir labai stengiamasi, kad būtų dvi stovyklos tik tai. Kas buvo prieš keletą metų, tai sakykime, kad kaip tik ta įvairovė jautėsi, ar ne, kad daug visokių ir nuomonių, ir įvairovių, ir visą kitą. O dabar turi galvot, ką sakai. Taip, labai, nes arba į vieną stovyklą eini, arba į kitą. Nėra kažkokio vidurio, staiga dingo vidurys. Čia nesenai girdėjau kažkokią folkloro dainą, išnagrinėjo ir nusprendė, kad jinai priklauso tai kitai stovyklai dabar, kurios reikia nekęsti visiems. Aš jau tada nebežinau. Einam iki smulkmenų. Aš jau tada nebežinau. Reikia prie kažko prisikabinti, kam kas patinka, kas nepatinka, iš karto padalinama, etiketės priklijuojama ir panašiai. Taip, tai tas pats su tarų kortom yra. Lygiai tas pats irgi tiesiog. Tai taro pas tave atkeliavo kaip įrankis pagalbinis informacijai, ar ne? Taip, man buvo, kokį 16 metų ir man jau kilo visokių klausimų. Aš sužinojau apie tarą, aš įsigijau knygą, o ten buvo kortos atspausdintos, aš jas susikarpiau. Man labai nepatiko, ką jos rodo, aš nesupratau, mesdavau, degindavau, buvau studentė, tai pamačiau tokias pašte, Kauno pašte, taro kortas kainavo 30 litų, man tada buvo labai dideli pinigai, ten 999 metais, Tai aš šiaip netaip sustabėjau tos 30 litų, ten nusipirkau tas kortas su rusišku aprašymu, tai man dar buvo taip sunku skaityti, taip smulkiom raidėm. Bet irgi aš ten nesupratau, kad darau, tai tas kortas į pečių tenai pas močiutę, tą knygą į pečių. Tai taip aš kažkur nuo kokių 16-17 metų aš pradėjau, tai jau labai daug metų, dabar 30 kažkur. Tada, kaip sakant, stažas. Apie Lilą užsiminėm, bet kaip ir daugiau nieko nepabendravom. Kaip, aš manau, kad dabar jau praktiškai visi žino, kas yra Lila. Dabar tikrai žino. Dabar manau, kai kurie bijo labai. Prieš kiek metų, tai žinau, kad buvo labai kažkas nuostabaus. Dabar žiūriu, jau netgi netyčia televizorių įsijungiau. Netyčia sakau dėl ko, nes aš nežiūriu televizoriaus. Bet netyčia įsijungiau. Bet netyčia įsijungiau, man reikėjo kažko ir pataikiau kažkokia ten ta laida buvo. Irgi kažkas apie žmonės, apie aš ten, kadangi net neįsivaizduoju, pokalbis buvo su kažkokiu garsiu žmogum ir jis ten, netiesiai šviesiai pasakė, kad Liloje žaidžiau ir gavau savo visus atsakymus, bet iš to jo papasakojimo tikrai galima buvo susidaryti įspūdį, kad žaidė Lila, gavo atsakymus ir dar kartą pražaidė ir dar sykį pasitvirtino. Tai jam pasisekė labai. Jo, ir tas toksai ir žmogus suklestėjo ir sakykime, ir turtai, ir šlovė, ir garbė, ir ten, sakykime, bet matyt, kažkur, traukia į tą pusę, sakykime, kad kažkur ieško tų atsakymų ir juos randa. Ir tai va, tai kaip ta Lila pas tave atsirado? Čia, ta laida, kur paskui, tai gera reklama buvo labai gera. Jo, bet nesakė, kur, žinai. Tai aš tik visada įsiterpsiu, kad man visą laiką kyla daug minčių pamąstymų, kas buvo toliau, žinai, kur, antra dalis. Ja. Nes čia labai svarbu yra tokių, istorijų, laidų yra daug. O pas mane Lila atsirado tai gerokai vėliau, kai tas Lilos bumas jau nuėjo, praužė. Tada aš prieš vienas kalėdas galvoju, nešvenčiu tų kalėdų, bet kažkaip ten reklama kažkokia iššoko, gal nusipirkti Lilos lentą, per kalėdas pažaisim, bus įdomu. Galvoju, pirk mažytę, bet po to kažkaip, gal tą didesnę, gal čia dar su kažkuo pažaisim šeimoje. Aš tą Lilos lentą nusipirkau, išsiskleidžiu ją, sėdžiu ramiai, žiūriu. Aš buvau tada jogos mokyklą pabaigus. Ar 2, nebeatsimenu dabar.
žiūriu ir galvoju. Taigi čia viskas yra, ką aš mokiausi per sanskrito studijas, žinai, kas jogos filosofijai. Ten iš tikrųjų yra, jeigu tiksliai tai yra jogų žaidimas, gauti žinių, jogos filosofijos, vedantos, ten tantros žinios. O čiagi viskas, ką aš pastoju kiekvieną dieną studijuoju. Žiūrėjau, tada sugalvojau, kad gal pabandyt man ją vesti, žinai. Ir tada aš sužaidžiau pati su savim, nes taip galim daryti, sužaisti su savim. Ten reikia išmesti 6 norint patekti į žaidimą. Ir būna žmonių, kurie, aš net girdėjau tokiu atveju, visą naktį mėtė kauliuką, neišmetė 6. Aš tikrai girdėjau tokį atvejį, man pasakoja asmeniškai. Aš paimu kauliuką, gerai. Ką aš turėčiau žinoti apie galimybę vesti Lilą? Iškart man iškrenta 6, tada aš dar kokius 3 kart išmetu ir aš iš karto tą žaidimą pabaigiu. Tai iš viso buvo 4 metimai, tiksliai negaliu pasakyti, 4, gal 5, gal 4, gal neatsimenu dabar. Žodžiu, labai gerai. Ir aš net, ten yra gyvatės, kurios meta, tai ne viena gyvatė manęs nenumetė, aš tiesiog iš karto išėjau ir labai greitai ir nesupratau, kas įvyko. Ir pirmą žaidimą tik parašiau, kad darysim ir iš karto susirinko žmonės. Iš karto, tai dar darau, dar ir šiandien. Tai aš kaip sakau, žinai, pati savo, aš amžinai kažko prisidirbu. Tikrai, amžinai kažko prisidirbu, va taip. Ir, bet įdomu. Ir darau. Ir aš po to vesdama pradedu matyti įvairių tokių niuansų, kurių nepapasakosiu tokiuose laidose, nes tose laidose reikia sėkmės istorijų. O aš matau, kad žmonės ateina niūrus ir sudėtingi ir net kai kurie išeina niūrus ir sudėtingi. Ir tada aš galvoju, reikia kažką čia daryti, reikia tobulinti, reikia kažkokiu tai būdu tą žmogų išjudinti. Tai dėl to aš į Lilą žaidimą atsinešiau ir taro kortas ir pridėjau jogą nidrą, kad žmonės atsipalaiduotų, kad įtvirtintų tuos savo siekius, norus, kad perkeistų tą energiją. Nes aš galvoju, iš esmės tai turi veikti, tai turi padėti. Tai neturi būti, kaip man pasakojo viena moteris, kad ji net neatsimena, kaip grįžo namo po Lilo žaidimo, kuris tęsiasi ten visą naktį, net neatsimena, kaip jinai grįžo ir atsisėdus ant lovos verkė. Tai aš galvoju, tai neturi būti nieko panašaus, nes iš esmės negalėjo ir avariją padaryti, jinai mažą vaiką turi, galėjo pasibaigti labai labai liūdnai. Aš tada klausiau akis išpūtus ir tokias istorijas girdint ir daugiau aš po to jų girdėjau, tokių keistų, baisių istorijų ir galvoju, čia kažkas ne taip, jinai turi veikti, nes jeigu žiūrėti tiksliai, tai tas žaidimas yra skirtas įgyti žinių ir būtent filosofinių žinių. Tokia jo tikroji paskirtis yra. Bet čia vėlgi, tas pats kaip yra apie taro kortas, čia yra įrankis. Žmonės, kurie negeba jo valdyti, ten yra tikrai labai stipri didelė filosofija iš daugybės šastrų sudėliota toje Liloje. Ir ten reikia labai daug turėti žinių ir apie čakras, ir tuos terminus suprasti. Aš netgi pamačiau, kad toj lentoj yra klaidingai, netiksliai surašyti tie sanskrito žodžiai. Ir tada pradėjau susirašinėti su tos lentos gamintojais, nes galvoju, gal aš galiu pasikeisti tikslesnius tą perrašą tos sanskrito žodžių, tai vadinu, devanagari rašto. Ne, sakė, čia jau toks šablonas yra. Tada galvoju, būtų gerai savo išsileis, bet reikia tikrai turėti tam lėšų ir tam daug laiko paskirti. Galvoju, neapsimoka. Gerai. Tai va, tai vėlgi čia irgi įrankis ir jeigu tu jį paduosi, tą įrankį bukį paduosi, tai toks bus ir rezultatas. Tai sakykime, taip kaip yra. Yra tikrai ten tų žmonių, kurie daro, kad daryt. Tiesiog tai apie Lilos vedėjus negaliu kažką pakomentuoti, bet yra kitų sričių, kad ir su tom pačiom kortom, sakykime. Visas sritis paims. Ta prasme, kad yra tikrai, ten žmogus tikrai nieko neišmanantis ir apsimeta, kad jisai kažką išmano ir daro, tiesiog. Žinai, turi magnetizmo, turi psichinių galių, bet šiaip iš esmės, jeigu mes paimsim bet kokią sritį, sakykime, šaldytuvų meistras, statybose, bet kokią tik nori sritį, pardavėjai, marketingas, visur iš esmės tie patys ir nešvarūs dalykai naudojami, ir manipulacijų žmonėm naudojamos, tai dėl to reikia nebijoti turėti kritinį mąstymą. Šitą
galva, bačka ant pečių duota. Ne šiaip savo. Mąstyt, tu turi mąstyt ir ne tik, kad mąstyt, turi pasiieškoti, susirasti, kodėl vienas sako taip, kodėl kitas taip, iš kur ta informacija, palyginti. Jo. Jeigu ta, kaip sakai, bačka ant galvos, ne šiaip savo, tai vat klausimas, kaip jeigu galvoji, tai kaip tada su dvasingumu susiję yra? Irgi žinok tas pats. Tu įsivaizduoji šitoj srity, kiek daug manipulacijos yra. Labai daug. Labai daug manipulacijos. Tada fanatizmas atsiranda. Žmonių išnaudojimo yra ir patys baisiausi dalykai, kurių net savo sapnuose nenorėtumėt sutikti. Ir pinigai labai dideli pritraukiami yra. Taip. Gerai, tai ačiū tau ir pratęsim truputį vėliau. Iki. Iki.